Labas rytas. Šalta buvo. Buvo šalta. Buvo imtasi ekstremalių priemonių. Vidury nakties, jau gal paryčiais. Prisiminiau, kad turi savo survival kitę. Išgyvenimo rinkinį. Tokį nežinau kaip čia. Celofaną, ne celofaną. Termo, kuris skirts miegmaišiui, kad įlystum. Ir jis neišleistų šilumos. Toks maišas. Tai va apsirėdžiau. Blemba. Išgelbė mano naktį. Iškart sušilau. Ir prie to dar užsidėjau ant pėdų tokius lipukus šiltukus. Tai jie irgi pradėjo šildytis, tai iškart geriau, dabar nenoriu lyst. Tik jau iškart pastebėjau vieną didelį minusą to celofano. Ant kiek sušlamp miegmaišis, kai visą drėgmę sulaiko. Tai dabar reiks padžiavinti normaliai lauke. Vien patys sušlapus. Nusiėmiau viršų jau džiavinu. Dabar bandau keisti strategiją. Nepusryčiaut palapiniai ten drebant, bet pirmą pradėti judėti, tvarkytis dalykus, sušilti. Tada biškį sušyla ir jau rytas. Temperatūra pakyla. Ir tada jau galės galvoti apie valgymą. Dirbam. Žinot, koks yra privalums gyvent ir valgyt palapiniai? Turiuomenį valgant trūvantį maistą. Namuose tau reiks siurbt grindis, plaut grindis, o palapinę tu tiesiog paimi ir išpurtai. O taip siurbiu grindis palapiniai, kai gyvenu. Dar nekart šitoj kelionėje nedariau pratempimų. Oi, nedoras aš. Namie tai kai sportuoju tvarkingai visą laiką, po treniruočių pasidarau, o čia tai kažkaip visiškai iš galvos išgaruoja. Tik ateini į palapinės vietą, iškart jau buitekas, skalbiniai, maistai, guolis, net nebegalvoja apie sporto dalykus. Tai dabar biškį prasitempiau. Gal atsiras tas įpratims. O dabar valgom. Privalgom šį kartą nuo dūšios. Nes čia sukrisiu visas aš čia greitai. Nes biškį mažokai valgau paskutinį metą. Paskutinę savaitę, kai keliauju. Tai reiškia visą kelionę. Jo. Tai dabar biškį bandau daugiau valgyti. Toks pat maistas pagaminus gamtoj, ant kiek skaniau valgas. Aš realiai čia tipinis maistas, kurį aš pusryčiams valgau namie. Bet čia kažkaip
Esu dabar netoli Aros miesto. Jame, nežinau, šiaip galvoju, dabar tokia situacija yra, kad powerbankuose pas mane energijos beveik nebėra. O aš dar šiandien visą dieną ir rytoj beveik visą dieną turėsiu išgyventi kažkaip. Nes aš pasiėmiau bookingą rytoj, tai dar vieną naktis manęs laukia. Tai jo, galbūt aš tam Aroze sustosiu kažkur pietų gal, bet biškai ankstyvi pietus būtų pasikraut. Ir paskutiniai dalykai prieš leidžiantis į kelią. Vakar dienos rezultatai. 890 metrų sukilimo. Mano rekordas. Mano dviratininko karjeros rekordas. Bet šiaip nepasakyčiau, kad tikrai nebuvo sunkiausias minimas. Tikrai nebuvo sunkiausias minimas, kokį teko mint. Viskas priklauso nuo vėjo šiaip. Suvažiavom 61 kilometrą, beveik 4 valandas kely, vidutinis greitis 15,8. Vis dėlto važiuoju aš, nestoju į tą Alkanizą. Gal užteks tų baterijų, jeigu jau iš vis šakės bus, tada ir žiūrėsim. Reiks stengtis per daug neapsikraut. Taip pat dabar bandau taikyti filosofiją ir ties maistu. Dar jeigu kažką turi, tai dienai užteks, nu ir gerai. O kas rytoj jau rytoj ir galvosiu. Tai dabar tiesiog važiuojam to savo greitkeliu, kaip aš sakau, tiesiai ir viskas. Na ką, kolegos, privažiavom kažkokią neeilinę vietelę. Čia pasirodo yra Greenwicho linijos vieta. 0 laipsnių linija. Ar kaip ten skaitos? Žodžiu, nuo kur pradedamas skaičiuoti pasaulio ilgumos laikas. Tai ta pati linija kerta ir Londoną, Greenwichą. Tai pasirodo kerta ir Ispanijai. Taip pat čia paminėta, jog čia skaitosi Lower Aragon. Tai tas Aragon, tai čia tas regionas, kuriam aš esu. Ir paminėta, kad jisai žinomas kaip dėl alyvuogių, dėl motosporto, kažkokia yra Aragon trasa pasirodo. Ir šiaip dar vienas dalykas, kuris mane labai maloniai nustebino Aragon regione, lyginant su Katalonijos, tai čia žiauriai dažnai prasidėjo būt pastatytos va tokios va poilsiavietės. Nu, realiai tokia kaip ten, kur aš pusryčiavau. Tai ten gal, sakyčiau, pirmoji netgi tam regione Aragon. Ir mane jau nustebino. Aš nežinojau, kad čia realiai kas 5 kilometrai yra tokios stotelės, tai žiauriai nice. O dar ko trūksta iki pilnos laimės, tai kad būtų vandens pasipildymo vieta. Va, būtų super. Nes jau nebedaug liko. Jau išvalgiau su maistais savo 2 bambalius.
Ne, čia nėra nei vieno žmogaus šitą degaliniai. Nėra personalo, čia tik aparatai kažkokie. Tai kaip man paprašyti tualetą? Por su seguridad, está usted siendo grabado. Hello sir, maybe you know if there is toilet in this toilet agua Si no, aquí, ahí en el bar. in the Restaurante. okay. Nu kaip supratau, jis sakė kitoj gatvės pusėj, nes kitoj namo pusėj tai ten nieko nėra. Tai važiuoju į kitą gatvės pusę, ten kažkoks, nežinau, ar ten motelis, ar kas ten. Atvariau, čia pasirodo baras, restoranas kažkoks yra. Reikia man vienas išmokti, kaip pasakyti, aš noriu tualetą, arba kažkas panašaus. Nes visą laiką arba toilet, restaurant, agua, jie kartais nesuprant, ko aš čia noriu. Ar vandens, ar į tualetą. Tai reikia pasibandyti išsiversti. Can I use restroom? ¿Puedo usar el baño? ¿Puedo usar el baño? ¿Puedo usar el baño? Sir, do I say good? ¿Puedo usar el baño? Praignorina mane. Žmogus stovi už 5 metrų. ¿Puedo usar el baño? Gracias. Pasiėmiau bandelių su špinatais, vaikišką saulės kremą, vaflių, labai patiko vafliai vakar ar užvakar kai valgiau. Čia kažkokia duštrikė, kumpiuką, kad pabaigti su bulka, kurią dar turiu. Va, proteininį gėrimą kažkokį su vanilė. Mix proteiną. Tokius teklikius su riešutais, uogų džiovintų, kabūtų su košė. Ir va, dar vieną cukinį. O palesu. Ir judėsim pabiškim. Eina savo jau išsitepti su kremu riebiai. Nes jau konkrečiai dega rankytės. Raudonas. Nosikė irgi. Nors atrodo tepiaus, bet vieną kartą per dieną neužteka, akivaizdu. Reikia bandyti daugiau teptis. Gerai, pavalgiu, pasitiprinu, galim važiuoti. Jau kažkaip tą dieną šiandien labai greitai eina. Jau turim be 23. Žiauriai lengvai mynės. Jau pakankamai daug numyniau. Nu, 3-6 gal neteikia daug. Žodžiu, tai dar reikia biškį paminti. Matai, labai daug neskubėjau, nes
Man netiek ir daug bus likę kilometrų rytojui pasilikti iki Airbnb, kad visko nesupumpuo taip ir gal nepersistengiu šiandien. Kad jau nebeįsiteksiu su savo energija, kiek turi powerbankai nusprogė, tai pagaliau prisimantau saulės panelę, kad būtų važiavimo metu man energijos. Žiūrėsime, ar laikys. Čia 4 kampiukus užrišau prie krepšių. Nu ką, žinau, liktais laiko. Tik įdomu, ar aš neužstosiu saulės, kai minsiu, kai aš būsiu atsisėdęs. Tai tokia raizgalynė. Nu, šiuo metu kraunas. Fast charging netgi sako. Bandom važiuot. Žiūrėsim, kaip ar pasiteisins ar ne. Kažkodėl mano pagrindinė telefoną nelabai nori kraut. OnePlus'o. Taip, tai kraun, tai nekraun, tai kraun, tai nekraun. Nežinau, bet taip ir vakar buvo. Biški jau saulė leidžiantis, kai mažai energijos gavo. Ai, pats be pasakodamas jaučiu suvedžiu galus. Tas OnePlus'as gal reikalauja biški didesnio galingumo, krovimo, kad jie apskritai krautų. Nei mano Samsung Galaxy S22. Nes jis tai atrodo sklandžiai kraunas. Ir važiuojant, ir netgi jį visai greit krauna. Tai okei, kraunam, kas kraunasi. Buvau Lidle, nusipirku, ką man reikėjo, jau ruošiuosi išvaryt ir bičelis toks užkalbino. Irgi buvo atvažiavęs į Lidlą su vaikais apsipirkt, ten pakalbėjom ir sako, I have a gift for you, ir davėt batoną tokį. Tai sako, susitalbinsim, sako, bandysim. Tai su jais gal šiandien su sardelėm. Kažkaip man ir šiandien su žodžiais. Šiandien įlindau, čia negali pasakyti įlindau, čia tiesiog pasitačiau palapinę tokioj plačioj erdvėj, nežinau, plinam laukė. Čia tokia kalvelė yra kažkokiuose laukuose. Šiaip ant kiek pasikeitė regionas, tai yra ant kiek pasikeitė tas reljefas, augalija, augmenija, kalnų nebeliko,
Tai buvo biški reikalų susiras čia tokia atokesnė vieta, nes visur ten būdavo anksčiau, kad kur sumastai, ten nusuki ir ten turi pilną priedangos. Tai čia dabar aš biški matau vis tiek nuo kelio, bet čia toks žvyrkelis, tai čia nemanau, kas važinės. Labas rytas. Pagaliau rytas. O pagaliau dėl to, nes toji saulė pradės šildyti ir nebebus taip šalta. Jau šiaip laukiu Airbnb, jau noriu nusipraust. Tai kaip čia pas mane situacija su baterijom? Liko 50% pagrindinė telefono. To, kuris dar padariau laiko batarkė, o to mano atsarginė, ten 70. Baigi susipakuoti jau. Turim 10 valandų realiai. Jau pratinas prie tos rutinos. Jau daiktai randa savo vietas greičiau. Džiavina palapinės dugną. Grįžtant prie elektros temos. Tai vis dėlto viskas okei ten su to mano telefonu. Iš tikrųjų vakar dėl to, kad buvo silpna saulė, OnePlus'as neėmė tiesiog tos energijos ir ten tai kraudavo, tai nekraudavo, o dabar šiandien nuo pat ryto tokia gera saulė buvo, tai kaip mat pakrovė. Nežinau, per kokią valandą 50% pakrovė. Tai nice. Baisiai geras pirkinys, saulės paneliai yra. Rekomenduoju. Šiaip aišku, tiems kasdieniams išvažiavimams nemanau, kad apsimoka pirkti. Jeigu ten žadat išvažiuoti savaitgalį, tarkim, ir panašiai. Ypač jeigu turit powerbankų, tai su powerbankais užtenka čia porą dienų tikrai išgyventi. Jeigu jau kokią savaitę, tai tada jau ir dažnai važiuoja, tai tada gal ir vertėtų pagalvoti tą saulės panelę. Bet maniškiai yra, nežinau, rašo, bet jin yra šiaip 30 vatų.
Šiaip dažniausiai tos turistinės būna ten 10-15 vatų, tai tų iš vis nerekomenduoju, nes jos labai lėtai kraus ten jums tos įrenginius. Čia tokių ekspertiškų patarimų. Savaitės stažą keliautojas biškį pažiūrė jum. Ir kol laukiam, kol išdžius palapinę, tai persižiūrėjau biškį savo krepšius. Ir taip galvoju, kaip galėčiau apmažinti savo daiktų kiekį, nes tikrai aš čia jų daug turiu, bet dabar žiūriu, kad aš čia turiu belekiek daug visokių tvirtinimo juostų, gumų, kurių aš net nenaudoju. Tiesiog pasiliksiu vieną kitą atsargą, jeigu pamesiu ir daugiau metų laukan, vat, atsikratysim. O jeigu jau prireiks, tai ir nusipirksiu. Ai, nepasakiau, kiek esam nuvažiavę. Kiek vakar nuvažiavom, tai yra. Vakar nuvarėm kem 8 kilus, 2 minučių. Tai yra 2 valandas 42 važiuota, gryno važiavimo. Vidutinis greitis visai pusę velnio, sakyčiau. 17,7, 434 metrai sukilimo. Tai kiek mažiau nei įprastai tenka šiom dienom. Dažniausiai paskutinį metą reikdavo 6 ir net daugiau 100 metrų sukilti. Vandens beveik nebeturiu. Degalinė už 13 km. Ir be to mano mažiausia žvaigždė priekį nebeįsimeta, tai vadinasi neturiu žemiausių pavarų, tai į kalnus kopt dabar daug sunkiau bus. Aišku, galėčiau susitepti aš ten per metėją dabar, bet dar rytas, dar jėgų yra, bandom važiuot. Hola. Tik nepagalvokit, kad čia visur taip gražu. Visokius storiukus aš ten dedu gražių vaizdų. Pavyzdžiui, dabar norėjau pasislėpti tiesiog nuo vėjo. Gavos, kad valgau užkandžiauju šikinykę kažkokiam. Ir ką dabar padaryti? Svarbu, kad vėjas nebučia. Nes vėjas šiandien tai vėsokas. Kiek dabar čia rašo mums temperatūros? 16 laipsnių, bet kažkai ar taip yra iš tikrųjų, tas mano kompiuteriuks visą laik biškį daugiau rodo. Mano telefonas rašo, kad 11 dabar.
Kažkaip labiau tikėčiau, kad 11. Iš kitos pusės tai tiek vandens daug neišgeriu. Dar su to savo lašiuku ir gyvenu, kol davažiuosiu degalinę. Važiuojam link Andorra. Dešinė. Žinot tą jausmą, kaip Ispanijai supermerkade valgai bandelę su mėsa, sluoksniuota, keliauji su dviračiu ir pradeda lyst ūsai burną. Ir tada, kai nori nusikirpti ūsus biškį, tai man dabar tas jausmas. Wow, turim belekokį vėją iš nugaros ir va tokį nusileidimą. Varysim pro tą miestelį. Nu, orelis šiandien mane lepin prieš Airbnb. Greitis 57. Eina savo, dabar sulėtėjom iki 30 ir atrodo, kad iš viso aš nepasivilku. Kai crazy. Iš viso atrodo, kai vėžlys judu, kai važiuojant 30 dabar. Wow, va čia tai nusileidims. Rimčiausias, čia tikrai rimčiausias nusileidims mano karjerai. Jau pagerinau savo rekordą, nors ne, čia nebuvo ilgiausias, bet buvo toks stačiausias ir greičiausias. Turime kilometrų per valandą.
hebra, bet man rimtai, bet prikolo šiurpst odą, ant kiek dabar yra geras jausmas kažkoks. Čia taip tylu, tokie vaizdai. Antie gamta pasikeitė, wow, dabar iš vis kažkokios uolos aplinkui. Eina sau. Parašiau Karlai, laukiam atsakymą. Atvažiuoju dar. From Zaragoza atvažiuoju. Kiek čia nuo Zaragozos, kaži, to atstumu. Zaragoza. To here. Valandą 30, tikiuosi, kad jį čia jau netoli. O ne tik išvažiavo. Na ir kol laukiam Karlos, galim patikrinti šiandienos rezultatus. Tai nuvažiuota 55, 3.15 gryno važiavimą, greitis vidutinis 16.83, max greitis 5.628 ir sukilimo visai padoriai. 700 metrų sukilimą išvis nesijautė. Tai realiai tas sukilims, jisai nieko realiai nepasako, nes viską nulėmė vėjas kaip pučia. Jeigu nugara pučia, tu ten gali belė kiek sukilti. Mano šeimininkė nenori rodytis. Jau valandą su pusė beveik laukiu jos. tą dieną pasiekiau Olietę, savo poilsio dienos miestelį, kaimelį. Tai, kaip matėt, bandžiau susisiekti su šeimininkė, bet taip ir iki galo nepaaiškėjo ta situacija, tai pasakau dabar. Tai žodžiu, aš ten pralaukiu kokias beveik 2 valandas jos. Nes kaip aš supratau, tai kad jin turėjo man atvežti raktus ir juos paduoti ir įleisti kambarį. Bet po to, kai jin atvyko galiausiai, jin tiesiog atėjo prie manęs tokia nesupratus. Aš ją žiūriu, jin mane žiūri. Ir tada tai parodo, kad raktai visą laiką buvo spinoj, o aš už 3 žingsnių nuo tų durų visą laiką sėdėjau, kai galėjau eiti ir ruoštis, dėlioti savo daiktus. Ten, žodžiu, tokia nesąmonė buvo, nes ten mane dar vienas bičiuks įleido į tą vestibiulį visų pirma, tai aš nežinau, kodėl man susišvietė, kad tikrai aš jau daugiau niekur neįeisiu be šeimininkės. Jis jau mane įleido pro duris, tai nežinau, žodžiu, nesąmonė. Tai jo, tai po to išsikraušiau aš visus daiktus, pasiskleidžiau po visą kambarį. Nusiprausiau,
pagaliau nusiprausiau. Buvo gera, miela, malonu, džiugu, smagu. Ir išsiskalbiau drabužis, pasidžiojau ir sėdau prie video. Tai taip, tam kartui tiek. Dėkui, kas žiūrit, kas paspaudėt nykštį, kas parašot kažką gražaus. Kol kas vien tik žiūriu, žmonės man gražius dalykus rašot. Man nėra ko skųstis, aš patenkins. Tai žodžiu, taip ir toliau. Spaudžiat nykščius. Na, o aš ačiū jums nuo visos širdies, kiekvienam iš jūsų. Ir iki sekančio video.